Taigi sveiki, sveiki, mėlyjeji. Kaip jums sekasi? Taigi sveiki atvykę į naują mes serijų 5 dalį. Ilgiau išvertus Minecraftas išlikimas su pusbroliu. Ir pirmiausia, ką turiu pasakyti. Galbūt pastebėjote, kad čia nėra mano crafting table krosnių chestų. Taip yra todėl, nes nutiko baisus dalykas. Aš nufilmavau video, bet kai nuėjau jį pradėt montuot, garsas, mano balsas nėra įrašytas. Toks čia. Žodžiu, kažkodėl neprisijungia mano ausinės. Taigi, taip, tai dabar pirmą aš jums parodysiu chestrumą, kurį turiu, esu padarius, va kur nuvarė šuo, o paskui galbūt įkelsiu trumpą apibendrinimą, ką padariau per tą video. Taigi taip, žiūrėjau visą, va, čia yra pirmiausia padaryti ir bum, mūsų chestrumas, čia dar vienas crafting table bus. Va, su langų lauką, su krosnim, viską čia chestai yra suskirstyti pagal daiktus. Va. Taigi, iš pat pradžių mes tiesiog su klevu belekiek durnevom su nauja funkcija, naujo atnaujinimo. Ta prasme, matot XP mano juostą, tai tiesiog ten tas violetinis pliusiukas parodo žmogų arčiausiai tavęs tam serveriui. Tai čia žiūri kieta funkcija, su kuriamis tiesiog belekiek laiko žaidėm. Ir taip, tada aš ėjau prie darbo. Pirmiausia, aš laiptų viršų padariau su beržų mediena. Tuomet išgrabiau grindis, pavalkiau ir pakeičiau medieną į ąžuolą, dėl to, nes lubos mano iš ąžuolo. Tuomet išgrabiau visą akmenį ir pradėjau dėti grindis. Tuomet supratau, kad apsiskaičiavau per 2 blokus ir man reikėjo juos išgriauti laukan. Ir tuomet galėjau, tada žaidžiau šiek tiek su tais laiptais iš šonų, nes man jis nepatiko, ir tuomet jau apsišviesti tiesiog, nes buvo tamsu, buvo naktis, o aš dirbau su didžiulė skyle lange, o klevas negalėjo miegoti. Na ir tuomet išsiėmiau iš, kaip matot, kampų po laiptais, kur yra, žodžiu, mediena, nes man jis tam vis tiek nereikia, vis tiek kas nesimato, ir tai leido man pabaigti chestrumo grindis. Ir aš pradėjau dirbti ties šonais esančiais laiptais ir nugroviau lubas. Tuomet šiek tiek bandžiau dirbti ties lango būsimo rėmo, bandžiau jį apdėti žemėm, kad kai ten susidės mediena, nesimatytų tos medienos ir jinai nerėžtų akių. Tuomet pradėjau dirbti ties sienomis, perdėjau žibintą į kitą vietą. Ir grįžau atgal prie sienų. Ten padariau rėmą lango. Ir tuomet man pritrūko medienos. Baigęs medieną. Ir dėl to man reikėjo eiti kirst daugiau medienos. Tai va. Ir man labiausiai reikėjo ąžuolo, bet beržą irgi nusikirtau atsargai. Paskui suėjo chestam. Nes aš visiškai baigė ir visiškai jokios medienos nebeturėjau. Man atrodo, kad tie 2 slebai, kuriuos aš turiu dabar, yra vienintelė mediena, kurią aš tuo metu turėjau. Tuomet grįžau namo ir grįžau dirbti prie sienų. Pirmiausia, ties laiptais esančiam sienom, iš išorės uždengiau tai, kas išlindo iš žemės, tos medienos, ir pradėjau dirbti ties laiptais. Ir tada mane aplankė keletas draugų, nuo kurių aš tiesiog bėgau, bet paskui grįžau su jais susimušti ir aš laimėjau. Tuomet pradėjau dirbti ties lubomis ir pabaigiau. Tuomet čia maždaug pažiūrėjau, kur baigtųsi mano chestai ir pradėjau juos daryti. Ir man jis nepatiko, dėl to aš jas perdalijau. Ir pasidariau dar chestų ir dar chestų. Žodžiu, dar medienos reikėjo, bet dar chestų pasidariau. Dar chestų ir dar chestų. Ir tada pradėjau liukus daryti. Nes pagalvojau, kad paskui, kad nereikėtų chestų traukti, bet vis tiek man reikėjo kelis išgriauti. Na, tada atėjo pas mane naujas dėdė
nes kiti du kažkur dingo, aš neįsivaizduoju, kur jie iš tikrųjų. Na, aš nužudžiau jo lamas, pasėmiau jo virves ir grįžau prie liukų dėliojimo. Ir kai sudėjau visus liukus, dar patarkiau miegamajame, aš nuėjau pasimti smėlio stiklui. Ir pagalvojau, kad visai gražiai turėtų atrodyti, jeigu liukai būtų sudėti ant lango rėmo išorės. Dėl to pasidariau keletą liukų ir užsidėjau. Deja, neturėjau pakankamai medienos tam pabaigti, bet išgrioviau žemės aplinkui ir sudėjau stiklą į langą. Na, tuomet liko sunkioji dalis pernešti visus daiktus ir mes turime kelis čia. Mes turime medienos, akmens, dirto, maisto, brangenybių ir tokių kaip žalumynų dalykų. Na ir kai viską persinešiau, padariau tokį kaip ir darbo kambariuką, kuris yra nedidelis. Na ir tiek ir visko ir buvo per tą epizodą. Dabar kitas reikalas. Pasidomėjau šiek tiek apie 1,21,6 ir 1,21,7 Minecraft versijas. Tai atsirado naujas diskas, naujas paveikslas ir 2 hours later. Kažkas atsinaujino su virvėm. Tai pirmą išsimiegam, tada eisim pažiūrėti, kas ten yra su tom virvėm. Pagal idėją, kad receptai atsinaujina. Yes, nebereikia slime ballų, žiauriai gerai. Gerai, tai mes turim čia vieną... Ai, ir dar šunį turim, teisingai. Gerai, atik čia. Ir tu? Ne. Nope, čia... Failas. Gerai, nesvarbu, sieną medį nusikertam ir tada pažiūrėsim tą su valtim dalyko. Nes pagal idėją galima dabar gestą pririšti prie valties ir lengviau tempti, tiesiog tempti valtį galima palydėję. Gerai, pasidomėjau, tai pasirodo yra įmanoma gyvūnus ant vienos virvės uždėti, tiesiog aš nežinau, kaip tai padaryti. Gerai, pabandyti dar kartą tada. Toliau kankinsime šitą vargšą arklį. Gerai, ateik čia šva. Gal... Tai kaip man dabar virvę pasimti? Guys. Gerai, palaukit. Man įdomu, kas bus, jeigu mano šuo pas mane atsiteleportins. Nutrūko. Aš gausiu atgal virvę? Gerai, gavau. Bet šiaip tai patestuojam teoriją, ar įmanoma su žirklėm nukirpti. Nes turėtų būti, nes pasižiūrėjau, kad lygtais įmanoma. Jo, įmanoma. Kaip kietai. Gerai, kitas dalykas, kurį noriu pabandyti. Palagostas, ne, žinai ką, grįžk. Ne, grįžk. Oh no, grįžk. O, wow, aš nemanau, kad anksčiau buvo galima tempti tas... Kur tu išskrendi? Grįžk, aš noriu šitam. Gerai, turim jį ant pavadėlio. Turim jį ant valties. O dabar jeigu aš atsitiesčiau ant gesto ir, pavyzdžiui, kažkur varyčiau. Nope. Tada pabandom gal, nežinau, prie vandens. Vandenį gal paveis geriau. Dabar bandom plaukti, žiūrim. Nope. Nežinau, ar aš kažką blogai darau, ar... Nežinau. Bet to mes pametėm ką tik vieną virvę. Radau.
Jeigu kažkas žinot, duokit žinot ir man, nes aš neįsivaizduoju, kaip šitas turėtų veikti su valtim surišimas, nes, nu, surišti man pavyksta, bet tas niekaip man nepadeda tempt valčią, ta prasme, jos neklauso. Va, gerai. Tai dabar taip, ką toliau veiksim? Tai jau antrą kartą iš eilės pasakysiu, mums reikia nueiti pragarą apsižiūrėti. Nes mums tikrai reikia nueiti apsižiūrėti pragarą. Praeitą kartą aš sakiau, kad neįsim ten dėl to, nes mes esame ant salos ir labai nepatogu. Bet kai aš peržiūrėjau savo video, aš pamačiau, kad mes nesam visiškai ant salos. Yra kažkoks būdas nusileisti į apačią. Todėl mes tikrai pabandysim ištrinėti biškį pragarą šiandien. Ok, grįžom į seną gerą pažįstamą vietą, kuri man visiškai nepatinka. Bet kažkaip reik nueiti į endą. Tai čia viskas skraido, ne? Bet... Dup. Jeigu... Nebandyk man šitą žvyti portalą. Bandom nueiti iki portalą. Aš labai bijau. Blogiausia tai, kad jeigu šitą portalą, mes negalėsim grįžti. Davai. Prašau. Gerai. Saugiai. Einam pasimti titnagą ir geležį. Ne, man per daug buvo baisu ten. Aš išsigandau ir tai sekundai, kad negalėsim grįžti, jeigu ką. Gerai, tai kaip žinome, čia kažkur gesas, bet va ten yra dar viena sala. Puiku. Aš to įmirsiu, guys, aš to įmirsiu. Ne. Daėjom raudoną mišką, puiku. Liup, kiaulės! Liup, gestas! Shit! Guys! Ką daryt? Gal čia biškį saugiau. O, taip! Turėjom dar vieną biomą, kurio nekenčiu. Einam atgal. Man reikia apsisaugot portalą. Čia bus mūsų duris nuo šiol, kuris reikia išgriauti, dėl to nes aš nepasitikiu jom. Eisim gestą pasitempt. Ir... Ką aš ką tik nusišnekėjau. Villager eisim pasitempt. Tiesiog tokia problema, kad aš nežinau, ar yra kažkokia susisiekimo vieta, nu, kur mano namai susijungia. Nu, tipo, per žemę nebent aš partempčiau tą villagerį. Nes tas kaimelis yra čia. Ir aš dabar galvoju, šita upė tikriausiai eina... Ar jis susijungia? Žinot ką, griebiam valtį ir plaukiam. Mes radom laivą. Užkasta labai žemėlapis. Pirmą randam kaimelį, guys. Taip, okei. Žinokit, aš šviesiai pasakius, aš neįsivaizduoju, kur aš esu. Todėl plaukiam atgal ir paskui eisim ieškot lodo. Nors ne, turim užsirašę. Tai kam tada plaukiam atgal? Varom... mes kaip tik netoli kažkur. Kaimelis dar vienas. Va, šitas tai tikrai susijungia su mano namų upė.
Gerai, žemėlapį pamirštam kol kas, einam šitą kaimelį tyrinėt. Bet kaip čia atrodo šitas gyvenimas verda, ne kaip kur jau nebeverda. Biškai apsilūtinau šitam kaimelį. Ir aš neatsimenu, ko aš į tą pusę plaukiau. Bet aš turiu tokį tarimą, kad aš neteisingą pusę plaukiu. Yes, į tą pusę. Gerai, kad apsisukau laiku. Dabar, žodžiu, tiesiog tiesiai varom iki. Dar vienas laivas. O, wow, bet jis taip keistai atrodo. Jis atrodo tarsi koks lieptas. O, wow, okei. Dabar, taip, įsidėmėkite žiūrovai ir ponas mano pusbroli Klevas. Kaip ieškoti lobio, dabar stebėkit. Dabar matot šitas tas koordinates tokiose skliaustėse. Tai pasidarykit, kad būtų pirmos ir paskutinės būtų 9. Dabar nesu tikra, ant kurio čia bloko reikia stovėti, bet va, prašau. Greičiausias būdas, nes aš mačiau Klevai, kaip tu ten padrikai ieškoji, man tiesiog užkniso žiūrėti. Tai va, gerai. Tai ką, tada varom namo čia. Taigi, ačiū visiems labai, ką žiūrėjot. Nepamirškit patikrinti visų video, kurių esate nematę iki šiol. Patikrinkit mūsų su Klevo antrą kanalą. Peržiūrėkit visus Klevo video, peržiūrėkit visus mano video. Jeigu nesunku, labai prašau, labai būčiau laiminga, jeigu paspaustumėt like mygtuką, subscribe mygtuką ir galbūt paliktumėt komentarą. Būčiau labai dėkinga. Visiems iki pasimatymo. Ciao!